jums reiškia būti moterim? Ar tai jėga, švelnumas, gebėjimas būti viskuo vienu metu? Sveikos, esu Marija Vorobjovaitė, Triple O Consulting konsultantė ir šiandien noriu pakviesti Jūs pasikalbėti apie moteriškumo galią. Tokią, kuri neįspraudžiama į rėmus, kuri leidžia mums būti savimi. Šio pranešimo metu ne tik kelsiu intriguojančius klausimus, bet ir kviesiu Jūs pažvelgti į moteriškumą per meną, pasitelkdama žymiausius paveikslus, kuriuose įamžintos moterys skirtingais laikmečiais ir vaidmenimis. Tikiuosi, kad ši sesija leis Jums atrasti naujus moteriškumo atspalvius ir galbūt iš naujo apibrėžti, ką jis reiškia Jums pačioms. Todėl šiandien noriu garsinti klausimus, kurie tikiu atneš naujų atradimų. Ką mums iš tikrųjų reiškia moters diena? Šventė ar priminimas apie mūsų nueitą kelią? Kaip keitėsi moters vaidmuo per amžius? Nuo tylos iki lyderystės? Kas yra moteriškumas? Ar turime teisę būti ir stiprios, ir jautrios vienu metu? Ir kokie yra moters vaidmenys šiandien? Kaip suderinti viską ir neprarasti savęs? Šiandien ne apie tai, ką turime daryti, o apie tai, kaip norime jaustis. Kaip atrasti balansą tarp jėgos ir švelnumo, kaip atsikratyti primestų etikečių ir svarbiausia, kaip kiekviena iš mūsų galime atrasti savyje vidinį įgalinimą, kuris leis mums ne tik būti stipriomis, bet ir leisti savo būti silpnomis. Nes tik tada mes tampame iš tikrųjų ir iš tikro laisvos. Todėl šiandien sesiją pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Ką mums iš tikro reiškia moters diena? Moterų diena dažnai asocijuojasi su maloniais gestais, sveikinimais, gėlėmis, komplimentais, švelniais palinkėjimais. Bet ar kada susimąstėte, kodėl jį iš vis atsirado? Manau, sutiksite, kad moters diena tai ne tik gėlės ir saldainiai. Tai priminimas, kokį kelią nuėjome ir kaip dar turime augti. Ši diena apie mus, apie tai, ką nešame kasdien. Rūpestį, atsakomybę, tikslus, šilumą ir vidinę jėgą. Tai ne šventė, o simbolis, priminimas. Kiek daug buvo pasiekta dėl lygių galimybių, teisės būti išgirstoms, teisės rinktis ir kartu priminimas, kad ši kelionė dar nebaigta. Todėl kalbant apie moters vaidmens pokyčius per amžius, labai ilgas kelias nueitas. Kai kuriuose senovės kultūrose moteris buvo garbinamos kaip deivės, pavyzdžiui, Egipto deivė Izidė, Graikijos Hestija, ir turėjo įtaką bendruomenėse. Tačiau daugelį visuomenių jų vaidmuo apsiriboja šeima ir būties darbais. Viduramžiais moterų gyvenimas priklausė nuo jų socialinės padėties. Taip pat iškilmingos moteris buvo atsakingos už daro priežiūrą ir šeimos politinės sąjungas, valstiečių moteris dirbo kartu su vyrais ūkiuose, o kai kurios tapo vienuolėmis, pasitraukusios iš visuomenės gyvenimo. XIX amžiuje pramonės revoliucija atnešė pokyčius. Moteris pradėjo dirbti fabrikuose, atsirado pirmosios mokytojos, slaugės, feministinis judėjimas pradėjo kovą už lygybę ir balsavimo teisę. Pirmojo ir antrojo pasaulinio karų metu moterys perėmė tradicinius vyrų darbus gamyklose, kariuomenėje, ligoninėse. Kovos už lygybę tapo dar intensyvesnės, moterys įgavo teisę balsuoti, siekti išsilavinimo ir dirbti įvairiose srityse. Šiandien moterys jau gali pagaliau rinkti savo kelią. Būti mamos, verslininkės, aktyvistės ir viskas viename. Pasaulyje vis daugiau moterų užima aukščiausias pozicijas, kuria inovacijas ir perrašo istoriją. Moters vaidmuo per amžius keitėsi nuo privalomų normų į laisvę rinktis. Ir šiandien viskas yra mūsų rankose. Dabar turime galimybę rinktis, kurti, lyderiauti, tačiau kartais dar pačios neleidžiame savo to daryti. Ir klausimas kyla, kodėl? Nes daugybė mūsų vaidmenų dar vis formuojami lūkesčių. Ką turime daryti,
kokios turime būti, kaip atrodyti, kaip elgtis. O kas, jei šiandien leistume savo būti savimi, būti moterimi, kuri renkasi ne pagal visuomenės standartus, o pagal vidinius norus ir vertybės. Moters diena tai kvietimas ne tik švęsti, bet ir susigrąžinti save. Vienas iš sunkesnių klausimų, vis dar keliančių daug diskusijų, yra, kas yra moteriškumas. Bet šiandien noriu paklausti jūsų, ką jums reiškia būti moteriai? Ar tai švelnumas, jėga, kūryba, o gal gebėjimas išlikti savimi nepaisant nieko? Kas iš tikrųjų yra moteriškumas? Dažnai girdime, kad moteriškumas yra švelnumas, grakštumas, rūpestingumas, bet ar tik tiek? O jei moteris yra kategoriška, veržli, ambicinga, ar ji mažiau moteriška? Moteriškumas nėra vien spalvos ir elgesio modeliai. Ar tai, ką visuomenė mums pasako, kaip turėtume atrodyti ir elgtis? Jis gali būti griežtas ir laisvas, stiprus ir jautrus. Moteriškumas gali spindėti tiek per stabilumą, tiek per ryžtą ir tvirtą ne. Mūsų laikais moteriškumas neturi vieno veido. Tai ne tik tai, kaip atrodome ar kalbame, bet ir tai, kaip jaučiamės būdamos savimi. Moteris gali būti stipri, gali būti švelni, gali būti visokia, vis tiek būti visiškai moteriška. Svarbiausia, kaip jaučiame savo kalyje ir ar leidžiame savo būti tokios, kokios norime būti, ar vis dar bandome įtilpti į primestus rėmus. Moteriškumas šiais laikais yra laisvė rinktis. Ir šiandien galime rinktis būti savimi. Tad kadangi turime laisvę rinktis, ar tikrai pasirinkame tuos gyvenimo vaidmenis, kuriuos ne tik privalome, bet ir norime. Juk moteris tikri gyvenimo žonglieriai. Kasdien keičiamės tarp skirtingų vaidmenų, dažnai net nesusimąstydamas, kaip vienas iš jų užgožia kitą. Todėl noriu pakviesti jūs įvardinti visus savo vaidmenis, nuo dukros iki vadovės, nuo mamos iki sportininkės. Ši užduotis padės pamatyti save iš šalies ir įsivardinti, kur šiandien slypi jūsų didžiausia skiriama energija. Įvardinus visus esminius jūsų vaidmenis, skirkite laiko refleksijai. Ir užduokite savo klausimus. Kurių iš šių vaidmenų šiuo metu labiausiai aš puoselėju? Kur skiriu daugiausiai savo laiko ir dėmesio, energijos, o kurį iš jų esu pamiršusi, nors jis irgi svarbus man pačiai. Šie klausimai atneš jums atsakymus apie sritis, kuriuose jūs turėtumėte skirti daugiau savo laiko ir dėmesio, apie sritis, kurios yra apie jūs, o ne apie kitus. Todėl visada prisiminkite, kad moteryje telpa labai daug. Mes niekada nesam tik mamos ar tik darbuotojos, mes nesame tik vienas dalykas. Moteriškumas tai daugybė spalvų, sluoksnių ir skirtingų pusių. Todėl šiandien puikia proga prisiminti, kas dar gyvena jumise. Ir ypač atrasti, ar tave gyvena stipri moteryje. Savo gyvenime aš nuolat išbandau savo galimybių ribas. Ar tai būtų užsirašyti maratonų, ar įstoti į kariuomenės mokyklą. Save stumdama iš ribų bandau savyje atrasti daug stiprybės. Ir iki šiol prisimenu, kad kai rašiausi savo triatlono varžyboms, stovėjau prie starto linijos tarp apsupta tūkstančio sportininkų. Mano galvoje tuo metu sukosi tik viena mintis. Ką aš čia veikiu? Ir tada pamačiau moterį, kuri buvo viena iš vyriausių dalyvių, arti ir netoli 70. Bet jis stovėjo šalia su tokia ramybė ir pasitikėjimu. Lyg šis iššūkis būtų niekis. Tuomet supratau,
kad stipri moteris nėra ta, kuri niekada nebejoja, bet ta, kuri nepaisant baimę vis tiek juda pirmyn. Stipri moteris yra ne ta, kuri niekada nekrenta, į ta, kuri leidžia savo kristi, pailsėti, bet vėl stojasi ir eina tolyn. Stipri moteris nėra ta, kuri bijo būti silpna. Ji ta, kuri leidžia savo būti silpna tam, kad sustiprėtų. Todėl ir tos moteris drąsa ir ne baimė likti paskutiniai ir nekonkuruoti su visais, o tik su savimi ir ją daro tokią stiprią, kaip lygiai taip pat mane stiprią, žengiant į naujus iššūkius atvira širdim ir nebijant būti arba pasirodyti silpna prieš kitus. Todėl šiandien, kalbant apie moteriškumą, noriu Jums priminti, kad visų pirma būti moterimi reiškia ne tik duoti, bet ir mokėti priimti pagalbą, palaikymą, poilsį. Tik tada galime duoti dar daugiau. Dažnai mes galvojame, kad stiprybė yra viską suspėti ir visais pasirūpinti. Bet tikroji stiprybė yra išmokyti priimti pagalbą, laiką sau, erdvę kvėpuoti. Todėl, kalbant apie moteriškumą įgalimą, noriu pakviesti Jūs pradėti nuo 3 labai paprastų žingsnių. Ir pirmam žingsnyje noriu, kad užduotumėt savo klausimą, kiekvieną mielą dieną. Ką šiandien darau dėl savęs? Maža smulkmenė ar didelis sprendimas, viskas skaičiuotis. Pradėkite nuo klausimo, kuris atsakys ir padės įvertinti, ar iš tikrai rūpinatės visų pirma savimi ir įgalinate savo moteriškumą. Antras žingsnis, nes nustokite teisintis, kodėl negalite ir vietoj to paklauskite, kaip galėtumėte. Nėra laiko, gerai, o jei būtų 10 minučių, ką darytumėte? Bet kokioj situacijai nesiteisinkite, kad negalit, o pagalvokite, kaip tai galėtumėt padaryti. Ir trečias žingsnis, bent kartą per savaitę, kad ir kokia esat užimta, kad ir kiek rolių ir vaidmenų žongliruojate, pasistengkite skirti bent 1 valandą sau. Tai yra veiklai, kuris stiprina jūs kaip asmenybę. Ne kitiems, ne pareigoms, o tau pačiai. Ta veikla, žinoma, priklauso nuo jūsų vaidmenų ir vaidmens, kokį norite sustiprinti. Todėl čia yra užduotis jums atrasti, kas tai yra ta veikla, kuri yra tik tai apie jūs. Todėl šiandien noriu palikti jūsų mintimi, kad moteriškumas nėra vienas apibrėžimas. Tai tiek, kiek leidžiame savo būti savimi. Šiandien yra puiki ir nuostabi diena paklausti savęs, ar leidžiu sau būti savimi. Ačiū.